Ne, Mauzeri, šitas liberastizmas ir visa šita tolerancija jau akis bado. Šokių projekte Lietuvos Respublikoje šoks vyras su vyru. Nu, jeigu jūs kalbate apie Raulį Mamadlį, Agnes Landau kitaip žinoma, nu, jis ne visai yra tikras vyras. Jis yra vyriškis, kuris svajoja tapti moteriškę. Maža, kai jis svajoja. Aš gal svajojau kosmonautų tapti, bet manęs dėl akinių neprileido. Vyras ir vyras pora jau dabar jie yra pranašesni, nes vyro ir vyro tandemas visada yra stipresnis. Jūs pagalvokit, kodėl, pavyzdžiui, moterų tenise? Jeigu ateina moteris tenisininkė tokiais labai plačiais pečiais, kodėl ją teisėjai tada nusiveda truputį atokiau, kad vaikai nematytų ir ten nusivedę gerai ją apčiupinėja? Nu, bet čia, žinokit, nu... Nepertraukinėkit manęs, aš dar nebaigiau. Viena moteris iš Pietų Afrikos Respublikos bėgikė buvo pusę metų tikrinama, ar jinai moteris ir vyras, kol pagaliau išaiškėjo, kad nėra moteris. Nu, jūs supraskit. Čia šou. Čia specialiai va taip padaryta yra. Šou. Nu. Aš viską suprantu, kai, pavyzdžiui, šoka kokia nors Monika Šalčiūtė ir šokio sukūrėjos pasikelia sijonukas žaismingai apnuoginamas užpakaliuką, kuris aptemptas, tu gal ir ne pačios tinkamiausios spalvos kelnaitėm. Man gražu. Bet čia, kai šoks Raulis, visi žiūrės po sijonu ir ką jie ten matys. Ir kas čia iš viso yra, kai du vyrai prisiglaudė kapšas prie kapšo, suka sūkurius parketo aikšteliai. Jums čia gražu? Man ne. Jums gal gražu. Kur čia estetika? Paaiškinkit žiūrovui, kur čia estetika. Klausom, žiūrovas Mauzeris aiškina. Klausom. Nu, tokiu rakursu, kaip jūs prašote, aš nieko nepaaiškinsiu. Bet jūs matykit visumą. Tai yra šokio judesiukus, choreografija, žingsnelį, ritmika, nu, šokio esmę. Ir nematyti, kad čia du vyrai? Taigi čia šokis. Šokyje yra kiek ten tų pakelimų ant rankų palaikymų, tų špagatų. Ir nematyti, kad ten šitas, ne? Su kuo jisai šoka? Su Deividu Meškausku ar su Butkum? Su kažkokiu Žilinsku? Nu tai visa laimė, kad nelaimės tada. Nors Raulis šiaip gražiau šoka negu tas milžinas Biliekaitis. Tas Independence tanklais.